Va, ko aš noriu parodyti naują, vienu žodžiu, ir turbo vulkans, ir tam vulkano laikiklis nuleist tvarkinga į eketę, kad mums būtum teisę, kaip sakiau, po eketės vidurio, kad kažkur nenuplauktom į šon, tai va mums labai lengva ir paprasta, kaip sak, prisided, ką čia prisided, va tiesiog užmauni viskas, ir mums va tep šitą laikus, tiesiog ant valava, nuleidi į apač, sakykime, mane, va ant, reiškia, dogną, pajauti, kai į dognus, dabar pademonstruosiu deln. Ir va tiesiog labai lengvai paprasta, reiškia, kada pajauti dogną, tada va staigiai atistelėjot, viskas ir, reiškia, va, laikiklis išsitrauk ir jums netrokdė joks zilka, niek žvejot, jūs galit puikiausia, kaip sak, tada jau ramėtų veito ir užsiimti žvejybą. Tai dabar va apie vulkaną yra nuo laikiklį. Taip, rekončiuosios, kad matyt, matau, tai toks laikiklis, tai aišku, va, užsided ir, kaip sak, prisirišat val ir tiesiog galit nuleisti į skylį. Nu jo, kas skylėm, jeigu ledė padara skylį, tai išgrįžiu vadinas eketis. Bet informacija tokia, kad žuviai reikia daug žinot, burbulioką, garsus ir taip toliau. Reiškia, atvažiavo žvejot, pirminis dalyks prasineška, atvažiavo žvejot su masal produktas, tai ir paim turbo vulkan, apipilį, sakykime, mane su turbo dauna ir leidė, reiškia, to eket, teisė po eketėm, ištraukė kaištelį ir ten, kaip sakons, pasileikti ir mums daug didžiulį debesį, kaip sak, ir tų šnipštėm burbulioką ir žuvių žen. 15-20 minučių viskas ir išterpės, tada jau dėkit, kur norit, arba deda tada jau paprastą vulkan, kuris tik tą vienkėt burbuliokų bištin leid. Ir fainė, tada jau tai gražus nebijos, bet ten vis tiek ir informuojama, debesesein, kvapsein, daunėl česnak, čia vis tai super. Tai va, aš apdėliuosiu, ant to vulkaną, reiškia. Va, užspaudu, aiškant, kažkiek nuvar, dabar čia trubo anį lavą sušėlų, žinai, laukia, gal bus geriau. Tai va, ir pažiūrėm, koks tas efektas, va, matot, reiškia. Viskas leido į ved, matot, jau daunėl po biškį laš. Va, nuleida mane vulkanai dognai, dabar, kaip sakiau, kokį reikia bairį padaryti, ne? Patraukiau, matot, kaištėlį, viskas. Ir jum vulkans paliek, reiškia, dognė. Ir matot, kas vyks. Ir žiūrėkit, kaip dirba turbo vulkans. Šitą, matot, va, ein burbulą tiesiog išnešto daunų, net į paviršių šitą ir ant paskui tai ir apsileidas vėl į apač. Tai sakyčiau, kad pirminis tas viliojams ir labai gerą atvažiavus, jau, kaip sakė, įmetė pirmo turbo vulkaną ir iškart žuvis, kaip sak, sužen ir, matot, didžiulis debesis, va, tu jau pat jau susidarys visur, visų sundu, matot, kaip ištumsies ir, matot, čia labai stipriai viskas vyksta. Ir žuvis ir informuojama. Po to, sakyčiau, galiam jau ir šitą, va, ir paprastas vulkanas, jums atrodo labai panašiai, ne paprastas vulkanas, jums burbuliau tik čiut-čiut. Tai va, pirminį metėt 15-20 maksimum minučių ir tas vulkanas jau, kaip sakė, ir suėrės, padarė savo darbą, kaip sakė, garsus, burbuliuką tai visi ir, reiškia, debesis, kvaps, visus tas akvariums kvep, dauna česnaku. Ir vienu žodžiu, tikra žuvė ir informacija suteikama gera. O toliau jau galit, kaip sakė, to eketį įsimesti ant paprastą vulkaną ir puikiausia žvejuoti. Tai va, toks naujienas, naudokit, Alvyds Masals, visiems sakė iki.